didžiąją dalim nieko nesiskiria. Ir kaip galima pamatyti. Vat reaktorius yra pagrindinio garo linija, jeigu turbina sustoja, vožtuvą užsidaro, garas per apsauginį vožtuvą metamas į baseiną, jisai įsiskiria į 4 pusės ir prasiburbuliuoja, burbuliuodamas jis kondensuoja. Ir toliau įsijungia sistemos kondensavimą. Jeigu trūksta reaktorius, apatiniai daly ar viršutiniai daly, garas per kanalus irgi patenka į baseiną ir prasiburbuliuoja aušimas, kondensuojas. Tai čia viskas taip pat. Tik tais, čia mes turim vieną baseiną. Ignalinos atominė elektrinė buvo kamera, čia yra viršutinė garo priėmimo kamera buvo, su savom lėkštėm kondensacinėm ir visa šita apatinė garo priėmimo kamera, kur šita dalis priimdavo visus trūkius atsiradusios šituose dalyse, siurblinėse, kolektoriuose, apatinėse vandens komunikacijose. Šita dalis priima garą iš apsauginių vožtuvų ir taip pat trūkiuose čia viršutinėse kamerose. Bet pats principas, kad atėjęs garas patenka čia ir prasiburbuliuoja, yra tas pats. O lyginant su suslėgtojo vandens reaktorius, kuris visą tą branduolinę salą apima. Ar čia yra tame kažkokios privalumai ar trūkumai šitos sistemos, kažkokie ryškesni? Esmė yra ta, kodėl Ignalinos elektrinė neturėjo kontainmento, dėl kurio visi ją pjovė, tai buvo silpnoji jos pusė. Iš kitos pusės specialistai sako taip, kadangi čia yra korpusinis reaktorius, atsiradus skylutė vienai, visas kuras gali likti be vandens. Ignalinos reaktorius yra kanalinis, todėl trūkus vienam kanalui, arba maksimum projektinė varija 10, sudegs tik tais 10 kasečių, mes nesutirpdysim visos zonos. Todėl čia ant viršaus dar reaktorius ir taip yra, kaip jau rodžiau, didesnis savo matmenim. Tas gaubtas yra labai didžiulis, bet iš kitos pusės nėra reikalo, nes mes neturėsim garo tokio kiekio, kaip trūkus visam šitam reaktoriaus formos. Todėl čia šitos, taip vadinami PPB, blokno-pročinė boksai, yra savotiška šito galbūt kontainmento, galbūt tam tikra dalis. Jie taip pat buvo iš storo betono. Jie apskaičiuoti, čia priimti garą 3,5 atmosferos slėgio. Jeigu šito neužtenka, tai atsidarytų šitose vietose lubos, atkitinėje panelė atsidarančios plokštės. Ir garą mestų čia. Kai slėgis sumažėtų, jas gal užsidarytų. Prioritetas taptų išlaikyti radioaktyvumą, neteršti aplinkos. Kai tik slėgis didesnis už 3,5, prioritetas nesugriauti pastatų, tada išmetam laudują. Jis taip vožtas suveikinėtas. Dėl susidarančio viso vandenilio, jodo, kitų dujų, čia jos patenka per šitą, kaip minėjau, labirintinį kanalą ir išeina į viršų. Labirintinis, kad nukristų radioaktyvumas, kad pailgėtų kelias ir automatiškai laikas, kuris to keliavo. Taip, kad šitam reaktoriui netgi ir tokiam peikiamam ir senam buvo numatytos tos paskutinės priemonės, ko nebuvo Fukušimos reaktoriuje. O dabar pas konteinerinis spray, kaip jis veikia ir kaip gyvenimas tam reikalingas? Kadangi, pavyzdžiui, čia vyksta, čia neatsiešta, bet čia tokie patys konteinerinis spray. Čia ir čia tokie, kaip dušo purkštukai. Kadangi visa patalpa įvykus trūkiui čia užsipildo garu, tai jis tiesiog čia purškiama šaltas vanduo ir jisai krisdamas, jis aušina garą, kondensuoja ir toliau nukrenta į apatinę karšto kondensato kamerą, iš kur eina per šilumokritį, šitas šilumokritis aušinamas ežerų ir avarinė aušinimo siurbliu, vėl paduodamas į tas lėkštes, kadangi čia vis ateina garas ir jas praspjauna iš garą. Ir taip ratų vanduo sukasi. O naujam reaktoriui čia galbūt bus kitas skaidrė, bet naujam reaktoriui čia visur šitose vietose, čia yra tokie patys purkštukai.
gal kitos kalbos, aš nežinau, kurios aš tikrai norėjau. Bet dabar, kas liečia dar apie kontainmentą. Kaip pavyzdys, kad įsivaizduos storį. Čia statomi reaktoriai Korėjai suslėgto vandens. Šitas jau turbūt paleistas, nes čia 2009 metais daryta nuotrauka. Ir čia yra apžvalgos aikštelė turistams, ir iš kurios mes čia fotografavom. Ir aikštelė padėta kontainmentas pavaizduotas iš jo šitos vietos, kažkur iš šitos vietos, ne, kontainmento, išimtas toks blokas parodytas, kas yra jo viduje. Tai yra armatūra, tokio plaštakos storio, plaštakos, toliau eina vamzdžiai, aplinkui viską, kaip voratinklis, kaip tinklas, ir horizontaliai, ir vertikaliai, ir jie yra sutempti trosais, čia storio kaip reikalas. Todėl, kas liečia kontainmento konstrukciją arba tą slėgį, kurį jis apskaičiuotas išlaikyti, 3,5 atmosferos, tai lyginant mūsų konstrukcijos bus, čia reaktorius ir visą kitą, jos pagal storį sulyginamos ir su šito tipo reaktorius. Tai jūs galite įsivaizduoti, ką pačios iš savęs tos konstrukcijos turi viduje.